Žinau, kur dabar eis Nijolė, žinau, su kuo šnekės, žinau, apie ką šnekės, bet būk gera, pasakyk man, ar pati žinai, kas yra imuninė sistema, kas yra imunitetas. Apie sistemą ne ką nusimanau, bet imunitetas reiškia atsparumą lygom ir visokiom gyvenimo negandom. Kodėl mes visą laiką sakome, imunitetą reikia stiprinti? O tą mes ir sužinosime nuėję pas profesorę. Man yra tekusi laimė iš arti pažvelgti rykliui į akis ir noriu pasakyti, kad tai yra didingi, ramus ir ko gero labai sveiki sutvėrimai. Vieninteliai gyvūnai žemėje, kurie neserga vėžiu. Kokį poveikį, kokią pagalbą jie gali mums suteikti, dalindamiesi tuo, ko turi patys. Tai yra ryklio sveikata. Gal pradėkim truputėlį, kad tikrai dabar atvėsta orai, šalta ir yra žmonės, kurių imuninė sistema yra tokia silpnesnė ir jie tokie tikrai jau nebepanašus į ryklius. Na, o kaip jūs minėjote, rykliai turi labai gerų dalykų tokių, ko beje ir esama motinos piene. Pavyzdžiui, ryklio kepenyse yra taip vadinamųjų alkilglicerolių, o jų yra tik tai motinos piene ir kaulų čiulpuose. Ir šitie alkilgliceroliai, jeigu taip kalbėkime moksliškai, jie įeina į kiekvienos ląstelės membranos sudėtį ir jie yra labai reikalingi visam mūsų organizmui, mūsų organizmo stiprybei. Taip, kad mes, kaip sakyt, galėtume ir gauname, galim gauti iš kai kurių preparatų ryklio kepenų aliejaus, jisai Lietuvoje išleidžiamas Alkimero pavadinimu, tai mes galim pasisemti tikrai tos didžiulės jėgos. O tą gudraus pavadinimo medžiagą, kurios yra, kaip jūs sakėte, ląstelių membranose, jinai ir leidžia turėti stiprų arba silpną imunitetą? Kalbant apie imunitetą, reikia pasakyti, kad mes kiekvienas iš mūsų turim tą imuninę sistemą. Imuninę sistemą sudaro ląstelės, antikūnai, yra imuninės sistemos organai, tai čiobreliaukė, yra limfiniai mazgai, yra kepenys, blužnis. Ir šita visa imuninė sistema, jinai vadinama kaip imuninės sistemos organų, jinai išsidėsius visame organizme ir taip pasvėrus sudaro maždaug apie 0,5 kilogramo svorio. Na, svarbiausias vaidmuo tenka ląstelėms. Vis tik tai yra limfocitai, man atrodo, kad ir klausytojai girdėjo apie tai. Yra bent kelios rūšys tų limfocitų. Yra B limfocitai, T limfocitai. B limfocitai ypatingi tuo, kad jie gamina antikūnus. O antikūnai tai yra medžiagos, tai yra kraujo baltymai, kurie sukovoja su infekcija. Ir pavyzdžiui, yra toksai imunoglobulinas G, kuris ypatingai yra svarbus infekciniam imunitetui. Tai kaip čia ryklio kepenų aliejus gali būti susijęs su mūsų kraujo stiprumu? Tai va, tai tie alkilgliceroliai, kurie yra ryklio kepenų aliejuje, jie kaip tik ir veikia limfocitus, veikia leukocitus ir tai ypatingai galima gražiai, kaip sakyti, pademonstruoti, jeigu mes atliekame, pavyzdžiui, kraujo tokį imunologinį tyrimą ir mes tokiam nukypusiam ligoniui, dažnai sergančiam, sakykim, sinusitais, kažkokie tai uždegimai visiškai, kuris gauna daug antibiotikų, mes pamatome, kad jo leukocitai yra visiškai tokie neaktyvūs. Arba jų yra visiškai mažai. Ir va čia juos suaktyvinti padeda kaip tik Alkimeras. Aš tikrai drąsiai kalbu apie tai, kadangi tą preparatą skiriu jau labai seniai. Ir skiriu labai tikslingai ir tikrai, galiu nepasididžiuoti galbūt, bet pasigirsiu tikrai efektą gauname labai gerą. Profesorė, norėčiau paklausti, tai ryklio kepenų aliejaus kapsulės tinka visiems, ir vaikams, ir darbingo amžiaus žmonėms, ir seneliams? Alkimeras tinka bet kam, ar vaikam, ar suaugusiam, ar seneliam, kadangi tai yra priklausomai nuo dozės. Ir pavyzdžiui, vienam tu gali skirti 1 kapsulę, o kitam tu gali skirti 6 kapsulės per dieną. Jeigu jis nori tikrai pakeisti imuninę sistemą, kažką padaryti savo gero, jis turi vartoti pakankamas dozes. Aišku, jeigu jis nori vartoti, jis gali vartoti kaip maisto papildą 1 kapsulę į dieną metų metais, tas irgi nieko blogo nepadarys. Matau 2 skirtingas pakuotės. Kuo skiriasi Alkimeras be omega 3 rūgščių nuo to, kuris jas turi? Tai skirtumas ir yra tas, kad jisai turi tas omega 3 polinesočiasias rūgštis, jis labai gerai tinka tiek vyram, tiek moterims. Alkimeras su omega 3 polinesočiosiamis rūgštimis ypatingai gerai tinka tiem žmonėm, kurie serga širdies kraujagyslių ligomis. Nes yra dabar tikrai įrodyta ir ne veltui Japonai ilgai gyvena ir visos kitos šalis, kurios vartoja labai daug žuvies, kurioje yra šitų nepakeičiamų rūgščių. Tai yra tikrai naujas žingsnis, tai yra nauja skandinaviška kokybė ir manau, kad tikrai Lietuvos gyventojai galės pasidžiaugti to. Na kągi, rykliai netokie baisus, kaip jos paišo, bet jau sveiki, tai tikrai ko visiems ir linkime.